Sveiki, tai darome epoksidinės grindis. Tokios buvo grindys prieš ir tokios jos tapo po epoksidinių dažų uždėjimų. Prieš buvo jos baisios, dažytos kažkokiais neaiškiais, visiškai dažais, ištrupėję, išbyrėję, sutrūkinėję ir visi kiti velniai. Tai nusisiurbėm gerai pirmiausia, nieko daugiau nedarėm, užsiakrilinom kampus visus, kad nebūtų skylių, prasitėpėm akrilu, nes vis tiek viskas susiteps epoksidu paskui, tai labai idealiai nereikėjo. Apsiklijuoju lipnią juostą apie 5 cm nuo grindų, toks kaip ir plintusiukas gausis. Ir ruošiamės įrankius visam šitam darbui. Tai tam reikės vonelės, gruntui kietiklis, teptukas, volelis, mikseris, voneliai. Čia aš išsinešu daiktus į lauką, nes paskui per grindis vaikščiot neišeina. Taigi, gruntavimas. Pilam į epoksidinį gruntą kietiklį ir gerai ant mažų apsukų užsimaišom. Ir gerai išsimaišom ir pradedam gruntuoti. Pradedam gruntuoti, aišku, nuo kampų, nuo tolimiausių neprieinamų labiausiai vietų, nepatogių, tai darome su teptuku. Gruntas epoksidinis yra skystas visiškai kaip vanduo, kaip giluminis gruntas, bet jis yra vis tiek epoksidinis. Tai viską gerai su teptuku sugruntuojam. Ir tada, aišku, gruntuosimės jau plotus su voleliu. Gerai matosi, kokios skystumos yra visiškai skystas, tai reiškia, kad jis pasiskirsto gerai, nelieka jokių pertekliaus ant viršaus, nes jis išplaukia tiesiog. Ir, žodžiu, bet kokia kryptim nėra svarbu, kaip svarbu padengti visą plotą gerai, kad visur būtų gruntas epoksidinis. Limpa jisai žvėriškai, valuojasi labai lengvai. Pagal paskaičiuotą išeigą, nežinau, man jo net liko, nors ir taip atrodo riebiai aš jo dėjau. Tai ir paskui svarbiausia, jeigu nėra galimybės per kitur išeiti, jeigu tik vienas išėjimas, tai viską išsinešti ir pabaigti darbą išėjus, nes užlipti jau neis, nes iškart prilipsit. Viskas, tas darbas padarytas sekančią dieną. Pirmas sluoksnis akrilinių epoksidinių dažų. Teptuką nuo prieš tai buvusios dienos galvojau bus sukietėjęs nuo gruntų, bet buvo tinkamas naudoti, nes įvyniotas gerai buvo. Ir vėl viskas tas pats kaip ir su gruntavimu. Tai pavarom visus kampus gerai, visas skylės tarpus, aplinkui viską pasidarom su teptuku. Tada pilamės į vonelę ir kaip dažus dažom grindis. Tiesiog tas pats kaip sienas, taip lygiai ir grindis. Kadangi tai yra pirmas sluoksnis, irgi kažkur dar bus daugiau, mažiau prasišvies, bet kaip matot, gerai labai jisai dengiamumas žvėriškas jo, viskas lygu, bet matot, jis visiškai nepadengs jokių įtrūkimų, nelygumų, tai įvertinkite, nes tai yra dažai ir jie neslepia. Tas pats, kas buvo prieš tai, viskas tas pats lieka jum ir po padengimo epoksidiniais dažais. Tai jeigu reikia, prasilyginkit ar kažkaip įvertinkit. Bet pabaigoje bus vienas dalykas, kuris paslėps visą tai. Nors tai liks, bet jų nesimatys. Ir trečią dieną, trečias sluoksnis. Viskas vėl tas pats, kampai, plokštuma. Ir čia tas paslaptis, kuri viskas lepia. Tokie yra kaip kiaušinio lukštas, ar ne, kaip papildai dekoratyviniai, kuriuos juos metam iš viršaus. Jie prilimpa prie epoksidų, gerai prilimpa. Kažkiek būna, tai po to sekančiai dieną nusisiurbėm, kurie būna neprikibę. Užsivoluojam grunto normalių sluoksnių
kokį kvadratą 2, tiek, kiek pasiektume patogiai su ranka vienodai visur tolygiai pabarstyti šitų pabarstukų. Va. Ir toliau vėl užsigruntom kažkokį tai plotą, kad būtų patogu barstyti, prieiti ir pabarstom jų. Viską paslėpia, visus nelygumus. Nelygumai lieka, jų tiesiog nesimato. Bet čia sunkiausias darbas buvo, bent jau man, tolygiai pabarstyti juos, kad visur būtų vienodai. Tai čia gal pasitreniruoti reikia juos barstyti prieš tai ant sausų grindų, kur paskui susirink galima. Va, tai žodžiu. Bet rezultatas mane tenkino, labai gražiai atrodo. Labai svarbu, kad tai yra praktiška tapo, nes jeigu būtų vientisus ar net tokios pilkos, tai net video matosi, įbraukimai kažkokie, grindų pažeidimai, užbarčių šitų nebeliko, nieko nesimato. Tai visa tai kainavo, pas mane čia buvo 40 kvadratų plotas, kainavo 220 berods eurų, pats pasidariau ir laiko tikrai puikiai ir tiek žinių. Tai turit klausimų, rašykite komentaruose, nes po to dariau ir kitas patalpas, ten kitas spalva, bet visas principas buvo tas pats, tai nebuvo verta filmuoti rodyti. Ir štai galutinis rezultatas, paprastukai matosi, epoksidas matosi, bet nesimato, jie dingsta tiesiog visokie pažeidimai grindų. Ir paviršius tikrai labai lengvai plaunasi ir nežinau, kol kas nesusidėvėjo per daug. Tai tiek šiam kartui, prenumeruokit, spaudžiam patinka, kam patinka, kam nepatinka, spaudžiam 2 kartus patinka ir susitinkam kitam video. Iki.